Taigi tęsėme temą, aš nenoriu prisirišti, čia taip sako kai kurie savininkai, nenoriu įsipareigoti, nenoriu prisirišti su tom sutartim, savo nekilnojamą turtą įsipareigoti kažkokią įmonį pardavinėti. Taigi, jeigu jūs su tokiu agentu susitarėt, kuris be sutarties dirba arba ten kažkaip tais orinė ta sutartis visiškai, tai tada kas būna? Mūsų agentai, kurie dirba rimtai, jiem tik tais paklius pabendrauti su tuo pirkėju, kuris jau žiūri jūsų butą. Ir visi agentai stengsis atkalbėti, kad pirktų ne jūsų, o mūsų butą. Kol jūsų agentas bandys mušti kainą jums kenkdamas, mes dėsime daugiau reklamos ir taip parduosime savo turtą. Savo, ta prasme, klientų. Savo klientų turtą, kurie pasirašė sutartis. Tai jeigu pasirašai sutartį, išloši ir labai daug, o jeigu nepasirašai be jokių įsipareigojimų, tai tiesiog su tavimi lieka tik tai agentai kenkėjai, kurie sutinka su tokiom tavo sąlygom ir galiausiai parduosi turtą pigiau negu galėjai parduoti.